Kadangi mano kolegija Laura Aidukienė šiuo metu kartu ir buhalteriauja, tai pavesiu kol kas aš vienas. Ir dabar pradėdamas trečią plenarinę sesiją, kaip sakiau prieš piet, kad mus pasiekė sveikinimas net iš Švedijos ir noriu jį pademonstruoti. Dear friends in Lithuania, thank you so much for the invitation to your conference in Riga. It had been a great joy to be together with you, but this time it's necessary for me to stay at home. I am better in my health, but I need to be careful. Dear friends in Lithuania, thank you so much for the invitation to your conference in Marijampolė. It had been a great joy to be together with you, but this time it's necessary for me to stay at home. I am better in my health, but I need to be careful. In December, it's 22 years since I visited Lithuania the first time. Perhaps I met some of you then. I'm very thankful for many conferences, courses, but mostly meetings and friends in Lithuania, and hope it soon will be possible for me to come back. I wish you an important conference these 2 days with many new inputs and relations. I also hope it very soon will be possible for you to translate the LINAS program in other languages, so you can educate people in your neighbor countries. The answer from Hela Människan has been delayed, and I am sorry for that. Here in Sweden, I'm still doing some momentary work for Hela Människan and have written the program LINAS, Not Only Survive, for adult persons who are living in co-dependence with family members or friends. I'm since some years employed in Uniting Church in Sweden. 3 old churches decided to build a new common church. The old one was a Methodist church, the Baptist Union and Covenant Church in Sweden. And all these are also in Lithuania. In my work, I'm supporting local churches in their progress and renewal work. I have also responsibility for brobygge, building bridges, an education with focus at dialogue and spirituality. This autumn we are working with the theme Ways to a Better World, about spirituality, solidarity and active engagement in communities. I am looking forward to meet you again and wish you blessings from God here with you in your important work. I am missing you. Thank you, Nomi. Ko gero, profesoriai Nomitionininkai, pasakom didelį ačiū ir dabar kviečiu Baltarusijos atstovą pirmininką visuomeninės organizacijos Хочешь пить, treba žить, paskaityti pranešimą jaunimo žalingų įpročių prevencijos Baltarusijoje. Ir kadangi pranešimas bus rusų kalba, vertėja Laimutė Rimeikienė išvers pranešimą į lietuvių kalbą ir paskui bus į anglų kalbą verčiama. Лаба дена. В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов данного мероприятия и вас, Альгерда, за приглашение. Это дало в первую очередь возможность рассказать о ситуации в Беларуси не так, как это представляет наш официальный режим, а так, какова ситуация является в действительности.
Atsiprašau labai. Visų pirma, noriu pasveikinti visus konferencijos dalyvius. Savo pranešime kalbėsiu apie realią tikrovę ir tai bus pareikti faktai ir tai, kaip mes dirbame toje srityje. Iš tikrųjų noriu išversti organizacijos pavadinimą, nevyriausybinės, labai įdomus pavadinimas. Gana gerti, reikia gyventi. В Беларуси проблема алкоголизации общества является самой острой, злободневной и трудноразрешимой на сегодняшний день. По официальной статистике уровень потребления алкоголя населением достигает 13,1 литра на человека в год. По неофициальным данным, эта цифра является более 18 литров чистого алкоголя на душу населения. Baltarusijoje alkoholizmo problema yra pati aštriausia, piktadienė ir sunkiai sprendžiama šiandienos visuomenėje. Remiantis oficialiais statistikos duomenimis, kiekvienam gyventojui vartojimo lygis siekia 18 litrų gryno alkoholio. Oficiali statistika byloja, kad alkoholio vartojimo lygis siekia 13 litrų vienam žmogui metuose. Neoficialiais duomenimis skaičius yra daug didesnis. Ежегодно в нашей стране по причинам, связанным с потреблением алкоголя, из жизни уходят десятки тысяч людей. Многие из них в самом трудоспособном и репродуктивном возрасте. Kiekvienais metais mūsų šalyje iš gyvenimo pasitraukia 10 000 žmonių dėl ilgainių vartojimo priežasčių. Daugelis iš jų yra darbingo ir produktyvaus amžiaus. Ежегодно пьянство становится причиной примерно 60% утоплений, 60% пожаров, 30% самоубийств, 50% всех дорожно-транспортных происшествий и более 80% всех убийств в год именно совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это большую часть занимает так называемое бытовое пьянство. Pranešėjas prabrėžia girtuokliavimo priežastis, kurios yra 60% skendimas, 60% gaisrų, 30% savižudybių ir 50% visų kelių avarijos. Maždaug 80% visų žmogžudysčių vykdoma esant neblaivioje būsenoje. Коренное отличие проблемы алкоголизации общества в Беларуси от стран соседей, это в первую очередь связано с внутренним политическим кризисом в стране. Как известно, все права на производство, продажу и распространение алкоголя в нашей стране принадлежат государству. На первый взгляд, кажется, это хороший и положительный фактор. Если, конечно, забыть о том, что вся власть в нашей стране находится узурпирована и находится в руках одного человека, а точнее правящего клана. Я говорю о Лукашенко. Lobирование, да. Alkoholizmo problema skiriasi nuo kaiminių šalių ir Baltarusijos alkoholizmo problema skiriasi nuo kaiminių šalių ir visuomenė turi pagrindinį skirtumą susijusiu su vidinė politinė krize šalyje. Visa gamyba, spiritinių bei silpnų alkoholinių gėrimų prekyba monopolizuota ir priklauso valstybei. Šis faktorius atrodo teigiamas, kadangi valstybė turi rūpinti savo piliečiais, jų poreikiais, gyvenimu ir sveikata. Taip yra kiekvienoje civilizuotoje šalyje. Deja, tik ne Baltarusijoje. Visa esmė yra tai, kad valstybė visų pirma yra valdžia, o reali valdžia mūsų šalyje, kaip žinoma, sukoncentruota vieno žmogaus rankose, o tiksliau valdančio klano, kuris turi skirtinius savo ciniškus tikslus. Лоббирование интересов производителей алкоголя наблюдается в самых высоких эшелонах власти. Де юре режим Лукашенко предстает активным родителем за трезвость и здоровый образ жизни. Де-факто, как сам Лукашенко, так и вся правящая элита в нашей стране прекрасно понимают, что зависимыми и слабыми людьми просто управлять легко. Подчинив себе их волю, приучив их выполнять лишь механические функции, лишив их чувства собственного достоинства и активной жизненной позиции. Pats Lukašenko, kaip ir valdantis elitas mūsų šalyje, puikiai supranta,
kad priklausomus ir silpnus žmonės yra lengviau valdyti, palenkti juos savo valiai, išmokyti juos atlikti tik mechaninės funkcijas, atimant asmenės vertės jausmą. Taip vyksta lėtinis marioniočių teatras, paklusnių vergų armija pasiruošusi visuomet vykdyti savo šeimininkų valią. Šie žmonės niekada neis pareikalauti atlyginimo padidinimo, darbo sąlygų pagerinimo. Jie visuomet bus patenkinti tuo, kuo patenkinti yra jų šeimininkai. Это получается своего рода театр кукол-марионеток, армия послушных рабов, всегда готовых исполнить волю своих хозяев. Эти люди не пойдут требовать повышения зарплаты или улучшения условий труда. Они всегда будут довольны, пока довольны ими будут их хозяева. Я переводила, Дмитрий, может и дальше. Уничтожая все самые демократические институты в Республике Беларусь, власть методично культивирует гражданскую пассивность и обособленность населения от участия в самоуправлении, в управлении собственной страной. На корню зарубаются все самые светлые и добрые инициативы, если они не являются продуктом государственной системы. Практически ни одна из независимых организаций, находящихся на территории нашей страны, в настоящее время не имеет возможности продвигать демократические идеи и ценности. И не исключением являются организации, пропагандирующие здоровый образ жизни. Naikindami visus demokratinius institutus, Baltarusijos Respublika valdžios metodiškai kultivuoja piliečių pasyvumą, taip juos atitraukiant nuo dalyvavimų šalies valdyme. Taip nuo šaknų nukertamos visos šviesiausios ir geriausios pradžios, jei jos nėra valstybinės sistemos produktai. Praktiškai nei viena iš nepriklausomų organizacijų esančių Baltarusijos Respublikos teritorijoje pastaruoju metu negali saugiai ir aktyviai praktikuoti demokratinės vertybės. Neišimtis yra nepriklausomos organizacijos veikiančios sveiko gyvenimo būdo srityje. Вот на слайде изображен график. Это, значит, 94 год, уровень потребления 5,5 литров составлял всего лишь на человека в год. И на 2011 год это уже 12,3 литра. Ar čia reikia versti diagramą puikiai, ar ne, pateikė skaičius ir... Чарка и шкварка. Вот все целеустремления белорусского обывателя, четко обозначенные его правительством. Людей буквально спаивают низкопробным дешевым пойлом. Это так называемое вино, смесь красителей, подсластителей, вкусовых добавок и спирта. Nelabai įdomu, čia tokį išreiškimą pateikė pranešėjas. Čerka pas juos reiškia čerkutį, kas pas mus taip yra. Ir iš tikro, ir kitas teiginys škvarka, tai yra paprastas kažkoks maistas, kuriuo užkandama. Tai toksai yra jo išreiškimas. Ir visa tai, reiškiasi, pateisina jų valdžios. Žmonės paprasčiausiai yra girdomi pigi gėraliu ir jis vadinamas vynu, o vynas susideda iš dažiklių, mišinio ir spirito. Tautoje jis yra vadinamas rašalu. Я говорю вот об этом. Это не произведено для того, чтобы принести домой и, может быть, в праздничной обстановке выпить. Это все произведено для того, чтобы отобрать деньги у своих детей, пойти за угол и там выпить. Tai sako, paprastas gėralas, kuris yra pagaminamas tam, kad atimti iš savo šeimų, iš savo vaikų pinigus ir galėtum už kampų išgerti jį. Причем эта вещь, она сделана из дешевой, дешевой упаковки, она в принципе какова на вид, такова и таково и содержимое ее. Pakuotė rodo ir to butelio turinį. Все это продается на каждом углу, рядом со школами и детскими юношескими учреждениями, рядом с заводами и другими промышленными предприятиями, где работает большая часть белорусского общества.
Посредством государственного телевидения и кино людям завуалировано, но настойчиво агрессивно навязывается мысль, что пьянство – это старинная традиция нашего народа. Jis pardavinėjamas prie kiekvieno kampo, prie mokyklų, vaikų darželių, jaunimo mokyklų, prie gamyklų, prekybos įmonių, kur dirba didelė Baltarusijos visuomenės dalis. Žiniasklaida ir meninis kinas agresyviai ir atkakliai perša mintį, kad girtuoklystė tai mūsų sena tautos традиция. Таким образом, культивируется так называемое бытовое пьянство, которое, как известно, стимулирует и домашнее насилие и другие преступления, о которых я говорил. Taip yra kultivuojamas buitiniai girtuoklystė. Конечно, для показухи и для того, чтобы скрыть свои истинные намерения, правящий режим должен имитировать некую работу в направлении оздоровления нации и противодействия пьянству. Таким образом, правительством разрабатываются и принимаются целые законодательные программы, которые, к сожалению, не имеют под собой никакой твердой почвы и не жизнеспособны в наших сегодняшних условиях. Эти законодательные нормы есть, но никто их не выполняет, потому как, в принципе, никто и не требует их исполнения. Žinoma, pasirodymų ir tam, kad paslėpti savo tikruosius motyvus, valdantis režimas turi atlikti kažkokį sveikatinimo tautos darbą. Tokiu būdu vyriausybė kuria ir priima įvairias įstatyminės programas, kurios dėja neturi jokios tvirtos dirvos ir yra bejėgis pastaruoju metu esamomis sąlygomis. Įstatyminės normos yra, bet jų niekas nevykdo, nes niekas nereikalauja, kad jos būtų vykdomos. У нас пьют везде, возле домов, как я говорил, за углом магазина, возле школ, в подъездах. Исключением являются только центральные улицы крупных городов. Также среди бела дня пьют прямо в школах и на детских площадках. Но все это не особо беспокоит наших чиновников, правоохранительные органы. Для них куда важнее провести очередной день трезвости. День трезвости – это день, когда в магазинах с определенного времени не продают спиртное. То есть власти всегда заботливо предупреждают об этом своих граждан, чем еще более стимулируют и подстегивают высокий ажиотажный спрос на алкоголь. Išimtis didelių miestų centrinės gatvės. Ir visiškai varginga situacija yra baltarusiškose provincijose. Taip vietiniai gyventinai tenkina savo poreikį vartoti. Справедливости ради, конечно, стоит отметить, что иногда и среди чиновников попадаются небезразличные люди, которые видят, что страна катится в пропасть и на своих местах предпринимают все возможное для того, чтобы изменить ситуацию. Aš atsiprašau, aš dar neišverčiau, nes pranešėjas taip pat kalbėjo apie tai, kad baltos dienos metu geriama prie mokyklų vaikų aikštelėse, bet taip pat nejaudina pareigūnų ir teisėsaugos struktūrų tai, kas vyksta iš tikro aplinkoje. Jiems labiau surūpi, kurią pabrėžė pranešėjas, būtent eilinė blaivybės diena. Apie ją valdžios rūpestingai, jos metu valdžios rūpestingai perspėja piliečių žiniasklaidos priemonių dėka. Ir iš tikro pateikta informacija daugiau stimuliuoja alkoholio poreikį ir jo vartojimą. Taip pat blaivybės diena pabrėžė pranešėjas, kad vadinama ta diena, kai neperduodami spiritiniai gėrimai. Так, ровно год назад в партизанском районе города Минска был проведен очень хороший эксперимент, направленный на оздоровление населения района. Его проведение было
инициировано работниками прокуратуры района. Суть его заключалась в следующем. То есть в течение 3 месяцев на всей территории района было запрещено продавать то дешевое вино, вот, которое я сейчас вам только что показывал и о котором говорил. То есть запрещено было его продавать. По истечении 3 месяцев были собраны статистические данные и подвергнуты тщательному анализу. Pranešėjas pateikė, kad yra jų šalyje ir gerų pavyzdžių. Ir vienas iš pavyzdžių tai yra, kad prieš metus Partizanų rajone, Minsko mieste buvo pravestas labai geras eksperimentas, būtent skirtas gyventojams. Ir tame eksperimente dalyvavo būtent prokuratūros darbuotojai. Ir esmė yra tame, kad per 3 mėnesius visoje teritorijoje buvo uždrausta pardavinėti pigų gėrimą, tai yra vyną, apie kurį kalbėjo pranešėjas. Ir tai turėjo iš tikrųjų nemažus rezultatus. Ir per 3 mėnesius buvo daug pasiekti neblogi rezultatai ir atlikta analizė rodo statistinius duomenis. Так вот, оказалось, что криминогенная обстановка в районе изменилась в положительную сторону. Меньше на треть. Жители района стали гораздо меньше обращаться в органы здравоохранения за помощью. Решение о дальнейшем запрете продажи вот этих вот напитков было решено продлить, и за это проголосовало более 80% жителей района. Но, тем не менее, вмешался Лукашенко и раскритиковал запрет на продажу слабоалкогольных вин, назвав его неэффективным. По его мнению, это неэффективно. По его мнению, эффективно так называемое ЛТП. Это так называемые тюрьмы для алкоголиков. Šio eksperimento dėka kriminogeninė situacija rajone pagerėjo ir pasikeitė teigiamą kryptimį. Nusikaltimų sumažėjo 1/3, rajono gyventojai rečiau kreipėsi į sveikatos institucijas pagalbos. Tačiau prezidentas Lukašenka sukritikavo draudimą būtent pardavinėti stiprius gėrimus. Ir motyvavo, kad būtent tai turėtų būti taikomi kiti metodai ir siūlė LTP. Pas mus tuo metu, aš tiesiog papildau, kaip ir pas mus buvo SPRI. LTP tai yra priverstinis gydymas darbu ir kartu žmogus priverstinai išvežamas gydyti. Таким образом, правящий режим в Беларуси борется не с причинами, из-за которых вот такая вот у нас обстановка в стране, а именно со следствиями, предлагает бороться. Taip rodo, požiūris rodo, kad kovojama su problemos priežastėmis, o ne su pačiomis pasiekmėmis. Ar atvirkščiai? Atvirkščiai, atsiprašau, su pačiomis pasiekmėmis, o не su priežastimis. Алкоголизм – это болезнь, которая порождает в основном самую молодую трудоспособную часть населения. Из почти 200 тысяч человек, стоящих на учете в белорусских наркодиспансерах, почти 10-я часть – это несовершеннолетние. И с каждым годом алкоголизм становится все моложе, и опять-таки не без содействия в этом наших властей. Alkoholizmas kaip liga paliečia jaunus ir darbingo amžiaus žmonės. Iš 2000 esančių narkologinėje įskaitoje 1/10 dalis yra nepilnamečiai. Iš tikro, tai skaičiai rodo ir kad alkoholizmas jaunėja. Алкогольные напитки продаются рядом со школами, а иногда прямо в школах. Конечно же, в нашем законодательстве есть статьи, запрещающие продажу спиртных напитков несовершеннолетним. И продавцы в магазинах побаиваются продавать спиртное детям из-за риска потерять работу.
Но что значит все запреты, когда дети видят отношение взрослых к алкоголю? Ну, переведите. Mūsų šalyje alkoholinius gėrimus parduoda, kaip minėjo pranešėjas, prie mokyklų ir kartais netgi mokykloje pačioje. Iš tikrųjų įstatyminė bazė yra stipri ir draudžia pardavinėti spiritinius gėrimus nepilnamečiams. Ir parduotuvių pardavėjai prisibijo parduoti spiritinius gėrimus vaikams, nes bijo prarasti darbą. Bet tai visi šitie draudimai. Ir kada vaikai mato iš tikro suaugusių požiūrį į alkoholį ir jų sukeliamas problemas ir mato, kad patys suaugę vartoja tą alkoholį. Есть законы о рекламе, запрещающие рекламу алкогольных напитков. Но не нужна реклама никакая, когда вот дети заходят в магазин и видят вот стеллажи, буквально до 50%, 70% всех товаров это составляет алкоголь, вот, начиная от шампанского, заканчивая простым вот таким вот, то, что я показывал. Vaikai ateina į parduotuvės ir mato, kad pardavimo aikštelės yra daugiausia apima didelį plotą iš tikro ir užima nemažą plotą ir tik tai kai parduotuvėje stelažai su duona, saldumynais ir maisto продуктais. Есть также, конечно, законы, запрещающие продажу несовершеннолетним, но ничего не стоит тем же самым детям попросить не совсем добросовестных взрослых приобрести им то, что, как по их мнению, поможет им стать более взрослыми. Draudimai tai nereiškia, kad vaikas negali prieiti ir paprašyti, kad jam būtų nupirkta alkoholiu. Так, например, в магазины, расположенные рядом со школами, как я сказал, просто ломятся спиртного. Из окон школ дети видят, как взрослые дебоширят, пьют. Так, например, Гомельская средняя общеобразовательная школа номер 7, в 50 метрах от которой расположен магазин. Это вот, кстати говоря, вот в этом здании расположен сам этот магазин. Прямо из него выходят, на него смотрят школы, окна школы, где дети занимаются, учатся. Pranešėjas pateikė kitą pavyzdį, kuriame kalba apie tai, kad parduotuvė yra 50 metrų netoli įsikūrusi mokyklos, vadinasi Kupalinka. Так вот, как оказалось, магазин, принадлежащий Гомельхлебпром, совсем не хлебом, а самым, что ни на есть, вот обыкновенным дешевым алкоголем торгуют. Причем, как я сказал, более половины площади занято спиртным. В магазине стоит маленький стеллаж с хлебом, со сладостями, с молочной продукцией. И когда вот, естественно, перемена, вот дети идут и все вот это вот видят. Вот это реклама. Autorius tiesiog vėl dar kartą pabrėžė. У вас то же самое, но это не значит, что это есть норма. Kad vaikai mato, tiesiog mintis yra tokia, vaikai šalia maisto produktų mato alkoholį. Активистами нашей организации и жителями расположенных по соседству домов было направлено коллективное обращение к депутату горсовета, на территории которого расположен данный магазин, с требованием запретить продажу в нем алкогольных напитков. Aktyvistai, kurie tikrai dirba šitoje srityje ir kaimyninių namų gyventojai kreipėsi su kolektyviniu prašymu į miesto tarybos deputatus, būtent to rajono, kur yra įsikūrusi ta parduotuvė netoli mokyklos ir surinkta daugiau nei 300 parašų. Kreipimas į to rajono gyventojai reikalavo uždrausti prekybą alkoholiu šioje parduotuvėje. При рассмотрении обращения выяснилось, что депутат не желает, то есть народный избранник не желает идти навстречу пожеланиям своего народа, который его выбрал.
Администрация района ничего не видит дурного в том, что дети видят такую ситуацию. И, в общем, сам я общался с директором этой школы и социальным педагогом, на что она заметила: ну а что, везде же продают, мы тут ни при чем, у нас тоже везде продают и у нас. Peržiūrint kreipimąsi ir aiškinantis toliau situaciją, išaiškėjo, kad deputatai nenori eiti į susitikimą, kurių prašo būtent, kad jie susitiktų su rinkėjais. Taip pat to rajono parduotuvės darbuotojai nemato nieko blogo tame, kad vaikai matos pro savo mokyklos langus, kaip suaugusiai geria ir triukšmauja. Дети учатся жить и как губка впитывают то, что видят вокруг. Дети копируют поведенческие стереотипы взрослых и воспринимают их как норму. Vaikai mokosi gyventi, jie kaip kepiniai sugeria tai, ką mato aplinkoje. Jie kopijuoja suaugusio elgesio stereotipus, primdami juos kaip normą. И уж тем более вопиющим является тот факт, когда в день выбора депутатов Палаты представителя прямо в школах на разлив продают спиртное. Этим самым власти более чем красноречиво показывают свое отношение к данной проблеме. Pranešėjas teigia, kad tai iškalbingas faktas, kada vyksta rinkimai deputatų, taip, ir tiesiog mokyklos, valgyklose pardavinėjami yra spiritiniai gėrimai ir valdžios nieko nemato tame blogo. Tai rodo jų požiūrį į šią problemą. Это вот та самая школа, то есть школы. Не только это одна школа, это все школы в Беларуси, они во время выборов являются избирательными участками. То есть вы видите вот вывеска «Выборы», белорусский флаг, 23 сентября. Это выборы последние депутатов в Палату представителей. Kaip tik dabar ir demonstruoja tą fotonuotrauką, apie ką aš pranešėjas kalbėjau. А вот это столовая, это школы в день выборов, как вы видите. O štai dabar tos vaišės rinkimams, taip. Вот тоже выборный участок, точнее доска расписания уроков рядом. И чуть далее, но здесь, наверное, плохо видно, символы государственной власти в Республике Беларусь. Флаг, герб и все остальное. Dar vieną jums ryškų pavyzdį rodo, kaip tai vyksta rinkimų metu. Ну, здесь видно, что родители пришли на выборы вместе со своими детьми, которые учатся уже жить. O čia tėvai, kurie atsiveda savo vaikus į rinkimus ir jie viską mato. А здесь приглашение на выборы. Как известно, наша страна отличается низким участием граждан в выборах, поскольку они знают, что в принципе от их выбора ничего не зависит. Но, тем не менее, зачитаю. Здесь написано: всем 23 сентября в воскресенье приглашает посетить буфет средней школы номер 8 по адресу улица Железнодорожная. Вас ждет широкий ассортимент продукции собственного производства по самым низким ценам в городе. Водка по розничным ценам на разлив. Будем рады каждому посетителю. Приходите, не пожалеете. Iš tikrųjų tai citavo kvietimą, kuris yra skirtas, žiūrėkite, kaip užrašyta. Visiems 23 rugsėjo, sekmadienį kviečiame apsilankyti valgykloje tokiu ir tokiu adresu, ar ne. Jūsų laukia iš tikrųjų labai išsamus asortimentas pigiomis kainomis. Prašau, ateikite. Ir net nurodyta darbo laikas. Ну, а это последствия. Как вы видите, это белорусские дети. Я не вру, к сожалению. Это наша доблестная милиция. Судя по снимку, она только что обезоружила злостных самогонщиков.
по мнению нашей власти, это они занимаются спаиванием населения, то есть нелегально продают алкоголь. Да, в этом нет ничего хорошего, но все это направлено на то, чтобы отвести внимание общества от действительно виновных в такой ситуации. Iš tikrųjų, jūs matote dar pavyzdį ir nuotraukas, kai policijos darbuotojai iš tikrųjų rodo, kaip jie kovoja su nelegalia vartojimu, ar ne, bet iš tikrųjų visos problemų šaknys yra visai kur kitur, taip yra nukreipiamas visuomenės dėmesys. Это наша милиция на отдыхе. Хотя, кстати, есть закон, запрещающий распитие спиртных напитков в общественных местах, но не работает. Мы неоднократно обращались к администрации города, республики с предложениями о запрете продажи спиртных и слабоалкогольных напитков вблизи школ и других учебных заведений. Мы также предлагали запретить продажу алкоголя в продовольственных магазинах рядом с продуктами питания, то есть сделать как бы отдельный вход для тех, кто хочет купить. В принципе, тут нет ничего дурного. Кто хочет купить, пожалуйста, иди покупай с отдельного входа. Вот. Но, тем не менее, власти отделываются лишь отписками и отфутболиванием наших заявлений. Mes ne vieną kartą kreipėmės į Respublikos administraciją, miestų administracijas su siūlymais uždrausti spiritinių ir silpnų gėrimų pardavimą netoli mokyklų ir prie kitų mokymo įstaigų. Taip pat siūlėme uždrausti alkoholio pardavimą parduotuvėse, kurios yra parduotuvėse ir kad būtų alkoholiniai gėrimai prie maisto produktų. Ir uždrausti taip pat spiritinių gėrimų vartojimą viešosiose vietose. Здесь мы распространяем антиалкогольную информацию, то есть мы проводим периодически, так скажем, такие акции информационные. Pranešėjas taip pat sakė, kad valdžios paprastai tik tai atsirašinėja ir nekreipia dėmesio į jų pareiškimus. Iš kitos pusės jie nenuleidžia rankų ir, kaip matote, rodo socialinę reklamą, kaip jie dirba, kokios priemonės taiko, būtent, kad šita problema būtų viešinama. У нас здесь спортивные мероприятия, это прямая работа с молодежью и с молодыми людьми. Ну, а вот на этом снимке здесь активистов нашей организации задерживает милиция за распространение агитационной информации, я имею в виду, связанной с алкоголем. Šioje nuotraukoje jūs matote, kaip mūsų aktyvistus taip sulaikė yra policija. Таким образом, такие основополагающие определения, как здоровье нации и будущее страны, являются лишь пустым звуком для большинства наших чиновников. При принятии каких-либо решений, направленных на действительное изменение ситуации в стране, они руководствуются не здравым смыслом, а боязнью и страхом потерять собственное кресло. Потому как они знают, что любая инициатива не сверху наказуема для них. Идите, пожалуйста. Tokiu būdu terminai sveika tauta arba šalies ateitis tai yra tik tai šūkiai mūsų valdininkams. Tačiau jie nesima kažkokių pokyčių, kad keisti susiklošiusią situaciją mūsų šalyje. Jie vadovaujasi nesąžinė ir blaiviu protu, o bijosi netekti savo kėdžių. Ir tokiu būdu jie nori pratęsti savo buvimą valdžioje. Таким образом, правящий режим в Беларуси заинтересован лишь в армии послушных рабов, за счет которой пытается во что бы то ни стало продлить свое существование, то есть свое пребывание у руля страны.
И лучшим инструментом для этого был избран алкоголь и затуманенное сознание масс. Для достижения своих меркантильных, по сути, античеловеческих целей правящая элита нашей страны не жалеет ни сил, ни средств, ни людей. Как было во все времена в нашей стране, людей расходуют как расходный материал. Tam, kad išlaikyti savo kėdę ir pratęsti savo buvimą valdžioje, jie pasirinko geriausią instrumentą - alkoholį, kad pasiektų savo tikslų. Tam negaili nei jėgų, nei priemonių, nei žmogiškų resursų. Ir sekama ciniškų principų po mūsų, nors ir tvanas. Но тем не менее, мы продолжаем свою борьбу с этой проблемой, и я думаю, в дальнейшем, и хорошо, если при поддержке международных организаций, это будет очень замечательно, если они обратятся к правительству и заставят его принимать конкретные меры и действия по изменению ситуации. Спасибо за внимание. Дмитрий Tačiau mes nenuleidžiame rankų ir toliau dirbame, kad būtų iš tikro pakeista mūsų šalyje situacija, siekiant pokyčių. Kažkoks jau veikia. Maloniai kviečiame Algimantą Šimaitį, Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus specialistą. Jis kalbės tema sveikos gyvensenos ugdymo diegimas švietimo sistemoje, galimybės ir iššūkiai. Labadiena, gerbimi konferencijos dalyviai, svečiai, organizatoriai. Dėkojame už pakvietimą. Šiandien iš tikrųjų yra galimybė pasidalinti patirtimi, paklausyti kitų šalių patirtis ir, kaip matote, jinai yra labai skirtinga. Aš norėčiau truputėlį pakalbėti apie švietimo sistemoje vykdomą veiklą, kadangi sveikos gyvensenos ugdymas, mes manome, kad tai yra vienas iš pagrindinių elementų, kompetencijų ugdymas yra, kad žmogus galėtų atsispirti tiems žalingiems įpročiams. Sveikos gyvensenos ugdymas Lietuvoje turi savo raidą ir apie tai mes galime kalbėti jau prasidėjus nepriklausomybei. Pirmosios programos, kurios buvo parengtos Švietimo ir mokslo ministerijai, bendradarbiaujant su Sveikatos ministerija, nevyriausybinėm organizacijom, tai 94 metų programa, universalioji sveikatos ugdymo programa, kita programa buvo 2000 metais, 2008 ir 2012 metų programa yra paskutinė programa, kurią mes esame parengę vaikų ugdymui ir į ją dedame didelės viltis. Kaip vyksta ugdymas mokykloje? Mokykloje didelis dėmesys yra skiriamas kompetencijų ugdymui. Kompetencija tai yra žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma. Ir per šitą kompetencijų ugdymą mes ir siekiame mokytojų pagalbą, organizuojant veiklą mokyklose, būtent šių žinių suteikimo ir įgūdžių įgyjimų. Bendrosios kompetencijos, kurios yra ugdomos mokykloje, yra įvardintos europiniuose dokumentuose ir mes jais vadovaujamės tiesiog organizuojant ugdymo procesą. Jeigu kalbėti apie sveikatos ugdymą, tai jis yra tiesiog visa apimantis permanentinis sveikatos ugdymas nuo iki mokyklinio amžiaus iki mokyklos baigimo. Tai yra ugdoma sveikatos kompetencija iki mokykliniam, prieš mokykliniam, pradiniam ugdyme, viduriniam ugdyme. Tai yra bendrojo lavinimo mokykloje. Sveikatos ugdymo raiška iki mokykliniam ugdyme tiesiog vyksta per emocijų suvokimą, savivoką, savigarbą, kasdieninių gyvenimų įgūdžių ugdymą, fizinį aktyvumą,
savireguliacija ir savikontrolė, santykių su bendraamžiais, santykiai su suaugusiais, problemų sprendimą ir pačios aplinkos pažinimas. Jeigu kalbėti apie bendrasis kompetencijas prieš mokyklinėme ugdyme, tai matome, išskiriam tiesiog sveikatos kompetencijas, socialumo kompetenciją, komunikavimo, meninę ir pažinimo kompetencijas. Pagrindinėme ir vidurinėme ugdyme pažinimo kompetencija, socialinė kompetencija ir pagrindė visas ugdymas vyksta per asmeninių kompetencijų įgyjimą. Nuo 2006 metų Lietuvos mokyklose yra diegiama alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa, kuri yra patvirtinta švietimo ir mokslo ministro ir ji yra iš dalies 5-6 valandos privalomos ugdymo procese, o kitos valandos yra diegiamos per neformalų ugdymą, būrelinę veiklą, klasių valandėlių metu, projektinių veiklo metu ir taip toliau. Jeigu pažiūrėti konkrečiau pagal kiekvieno amžiaus tarpsnį, tai šių kompetencijų ugdymas vyksta per visas pakopas, kaip aš minėjau, ir pradiniam, ir pagrindiniam, ir viduriniam ugdyme. Yra atskiras, kaip sakiau, pamokos, bet yra ir integruota į įvairius dalykus, kurie yra dėstomi mokykloje. Tai yra ir vidurinio ugdymo programuose, tiesiog etika, biologija, netgi kūno kultūra. Paskutiniai darbai, kurie yra atlikti kartu su specialistais ir sveikatos ministerija ir kitom institucijom, kurios suinteresuoto šitoj srity, tai yra parengtos dvi programos – žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo bendrosios programos. Žmogaus saugos programai šiuo metu ugdymo procese yra skiriamos tiesiog valandos ir tai anksčiau būdavo mokoma tik tai daugiau civilinė sauga, priešgaisrinė sauga ir panašiai. Dabar šita programa apjungia žymiai platesnį spektrą ir netgi apie tai mes kalbame su vaikais jau turint tam tikras valandas. Kita programa, kuri yra parengta, tai yra sveikatos ugdymo bendroji programa, kuri parengta, tačiau šiai programai įgyvendinti šiandien mes neturime atskirai numatytų valandų. Dėliojant ugdymo proceso į ateitį yra tiesiog numatoma šią programą diegti ir skiriant tam tikras valandas, tačiau yra galimybė jau ir dabar mokyklos dalyvauja šios programos įgyvendinime, išbandyme dalyvavo ir jau įgyvendinime labai skirtingais būdais. Gali turėti kaip ir pasirenkamą dalyką, gali turėti kaip ir per projektinę veiklą ir didelį darbą šalies mokyklose atlieka sveikatas stiprinančios mokyklos. Tai iš tikrųjų ta tokia patyriminė patirtis, kurią mokiniai įgyja per šias programas, duoda iš tikrųjų teigiamų rezultatų ir mes eidami link to, kad mažėtų nepilnamečių vartojimas, tai iš tikrųjų sunki problema, sunku ją pasiekti ir mes atlikdami SPAT tyrimus pastebime, kad ne kiekvienais metais, nors jis atliekamas kas 4 metus, gaunami vien tik tai mažėjantys rezultatai. Lyg ir dirbama, lyg ir daroma kažkas, bet tačiau rezultatai nėra pakankamai regimi. Bet pats tyrimas rodo, kad kai yra stiprinama veikla vienoj srity ar kitoj srity, tai iš tikrųjų yra matomi pokyčiai. Jeigu žiūrėti SPAT tyrimus 2099-2023 metų arba 2007, tai mes matome, kad iš tikrųjų yra mažėjimai, bet kai truputėlį buvo atleistos dėmesys, nepakankamas dėmesys šiem klausimam, mes pastebėjom, kad vartojimas jau vėl pradeda augti. Ir tas augimas nėra palankus netgi, kad vaikinai gal vien tik tai vartoja. Netgi mes dabar pastebėjom, kad merginos ir vaikinai pavijo vieni kitus ir rūkime, ir alkoholio vartojame, kas iš tikrųjų kelia problemą ir čia reikia galvoti apie darbus, veiklas, kurias galėtume numatyti įgyvendinant šias priemonės. Jeigu kalbėti apie sveikatos ugdymo programą, tai aš norėčiau paminėti, kad šitos sveikatos ugdymo programui atsižvelgta yra Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, yra kalbama apie fizinę sveikatą,
psichinę sveikatą ir socialinę sveikatą. Ir yra siekiama sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratos, visuminės sveikatos sampratos. Tai būtent ugdant tokį visuminį supratimą ir mes galime pasiekti tų geresnių rezultatų. Jeigu mes pažiūrėtume, kaip yra diegiama pati sveikatos ugdymo programa, tai yra per formalų ir neformalų ugdymą, tai tradicinė forma yra integracija į mokomųjų dalykų turinį, sveikatos ugdymo programa privaloma kaip pamoka ir sveikatos ugdymas kaip pasirenkamas dalykas. Jeigu kalbėti apie kitas priemonės, kurios yra įgyvendinant šią programą arba kitas priemonės, kad mažinti alkoholio ir tabako vartojimą, tai pastaruoju metu didelis dėmesys yra skiriamas ir neformalaus ugdymo klausimams, kurie vienaip ar kitaip gal eilę metų nebuvo taip pertvarkami aktyviai kaip formalus ugdymas. Tai šiandieną netgi tikimasi, kad gal pasiseks ir padidinti finansavimą šitoj srity, kad galėtume siekti vaikų geresnio užimtumo įvairovės, nes, kaip parodo tyrimai, netolygumai neformaliam ugdyme per savivaldybės iš tikrųjų labai skirtingi. Netgi 10 kartų skiriasi vienos savivaldybės nuo kitos. Tai nuo to, aišku, vaikai neturėtų kentėti, čia reikia skirti kuo didesnį dėmesį. Ir dabar, jeigu bendrai kalbėti apie sveikatą, kaip mes suprantam tą sveikatos ugdymą, tai matote, viršuje yra sveikatos ugdymas. Tai čia būtų ir pats įvertinimas viso to proceso. Jeigu vaikas sveikas, jeigu gera, saugi, sveika mokykla, mes galime kalbėti apie tai, kad mes savo rezultato pasiekėm. Tačiau norint pasiekti tą rezultatą, matote, turėtų dalyvauti ir pats vaikas, šeima, draugai. Ir kadangi jie visi ateina į mokyklą, ir mokyklos čia darbas yra didelis, o mokykloje yra ugdomos būtent vaiko kompetencijos, po to mes galime vertinti vaiką pagal jo elgseną ir pati mokyklos aplinka duoda taip pat didelį poveikį pačiam vaikui, pačiam ugdymo procesui. Todėl toks visuminis supratimas tų klausimų sprendimų, apie kuriuos mes kalbame, yra iš tikrųjų labai svarbus ir tai mes ir mokytojai stengiasi perduoti tiesiog organizuodami tą ugdymo procesą. Tai aš labai trumpai tiek, linkiu konferencijai iš tikrųjų gero darbo ir sėkmės. Dėkojame lektoriui Algimantui Šimaičiui ir kviečiame Šiaurinio Lietuvos regiono moksleivių psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijos 2006-2012 metais. Kviečiame gerbiamą Dalią Miniauskinę, Šiaulių universiteto lektorę, Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narę. Labą dieną, aš turbūt pabandysiu sėdėdama, nes mano duomenys yra ir smulkių įvairių dalykėlių. Taigi, tikrai labą dieną visi konferencijos dalyviai, svečiai, konferencijos organizatoriai. Pirmiausia, tai labai noriu jiems padėkoti už pakvietimą perskaityti pranešimą čia. Ir žinoma, tikiuosi, kad po pietų dar esame visi gyvi ir pabandysiu savo statistinius rezultatus kaip nors greitai ir efektyviai pristatyti, kad nebūtų labai nuobodu. Taigi, dėl kogi mes šiandien susirinkę visi čia kalbame? Iš principo, psichoaktyvių medžiagų vartojimas tai yra viena iš didžiausių visuomenės sveikatos problemų, keliančių grėsmę ir fiziniai, ir socialiniai, ir dvasiniai sveikatai, ir jaunimo žalingi įpročiai, šiuo atveju alkoholio vartojimas, rūkymas, narkotikų bandymai. Tai iš tikrųjų jaunėjantis amžius moksleivių vartojančių šias medžiagas kelia didžiulės problemas mūsų visai visuomeniai. Na ir aš dirbdama Šiaulių universitete esu atlikusi keletą tyrimų. Šie tyrimai buvo atlikti vieninga metodika 2006 ir 2012 metais. Mūsų visame šiaurinėme regione, tai yra didžiojoje to šiaurinio regiono dalyje, Šiaulių apskrityje. Iš
Apklausta buvo virš 3000 moksleivių per abi apklausas, panašiai per pusę vaikinų ir merginų. Ir lyginant duomenys naudoti standartizuoti, tiesioginės standartizacijos metodų pagal lytį, amžių ir apklausos metus. Taigi, kaip atrodė respondentai, mūsų apklaustieji moksleiviai, tai buvo 16-19 metų amžiaus moksleiviai, vyresniųjų klasių, 10-12 klasių. Matom, kad tiek 6, tiek 12 metais proporcingai panašiai apklausta vaikinų ir merginų. Merginų šiek tiek daugiau, nes jų ir klasėse yra daugiau negu vaikinų. Kaipgi dabar buvo suskirstyti mūsų respondentai, skirstėme į 3 didelės grupės ir rezultatai analizuoti buvo pagal lytį ir pagal amžiaus grupės. Tai 16-17 metų amžiaus grupė, pati gausiausia 18 metų ir 19 metų amžiaus. Tiek vaikinų, tiek merginų pasiskirstimas matote labai panašus pagal proporcijas lyginant 2006 ir 2012 metus. Na ir kągi mes pamatėme atlikę šį tyrimą. Iš tikrųjų, kai kurias tendencijas stebime lyg ir gerėjančias. Jeigu žiūrėtumėm į moksleivių, kurie rūkė tabako gaminius bent kartą per savo gyvenimą, tai matome, kad mažėjimas yra beveik 5%, lyginant 6 ir 12 metus. Tai lyg tai galėtumėm džiaugtis ir mūsų prevencinių priemonių tam tikru efektyvumu. Tačiau jeigu pažiūrėtumėm, kaip pasikeitė per paskutinės 30 dienų vartojimo pozicijos, tai matome, kad čia augimas yra šiek tiek didesnis negu 0,5%. 2012 metais per paskutinės 30 dienų bent kartą tabako gaminius rūkė beveik 40% moksleivių. Na, pasižiūrėjus vaikinus ir merginas, iš tikro galėtumėm ko gero irgi džiaugtis, kad mūsų vaikinų bent kartą bandžiusių tabako gaminius per gyvenimą mažėja beveik 7%. Per paskutinės 30 dienų taipogi mažėja rūkančių moksleivių, vaikinų. Tai iš ties liktai ir džiuginanti būtų situacija, jeigu nepažiūrėtumėm į skaidrę, kurioje matome mergaičių vartojimą tabako gaminių bent kartą gyvenime. Taigi, 6 ir 12 metai per visą gyvenimą bent kartą bandžiusių vartoti mažėjimas yra 3%, na, o per paskutinės 30 dienų mūsų mergaitės šovė į priekį 3,2% daugiau bandžiusių rūkyti ir iš tikrųjų turint galvoje, kad merginos tai yra tikrai būsimos mamos, būsimos šeimų, tos dvasinės gerovės nešėjos, tai labai didelė kelia mums didelį susirūpinimą, tai, kad daugėja merginų bandančių rūkyti. Kadagi pirmoji cigaretė buvo surūkyta ir kaip tas atrodo amžius. Matome, kad tiek 2006, tiek 2012 metais 24% vaikinų pirmą kartą pabando rūkyti, būdami 11 ir mažiau metų. Tai iš ties sunku įsivaizduoti, na kas išaugs iš to mažo berniuko, kuris 11 ir dar netgi jaunesnėme amžiuje jau pradeda bandymus rūkyti. Toliau kreivė mažėja, 12 metų matom perpus mažiau bandančiųjų, tačiau vėlgi nuo 13 metų ta kreivė tokia yra labai panašiai, nuo 15–10% ir taip toliau. Kuo vyresnis amžius, mažėja procentas pabandančių rūkyti. Su mergaitėm situacija šiek tiek kitokia. Būdamos 11 ir mažiau metų, iki 10% rūkė mergaitės bent kartą. Na, o toliau patį piką pasiekė mūsų 14 metų merginos. Apie 18% 6 metais ir apie 16 su virš procento 2012 metais pirmą kartą bandė rūkyti būdamos 14 metų, didžiausias procentas iš šitos visos kreivės. Na, alkoholis tai yra mūsų vos ne kasdieninio vartojimo jau dalykas, kaip matėme ir iš mūsų gerbiamų svečių. Iš tikrųjų, alkoholio vartojimas yra ir pas mus gana didelis. Šiaip jau mūsų šiaurės regiono, tai yra Šiaulių apskrities moksleiviai per gyvenimą
bent kartą buvo vartoję alkoholinius gėrimus vos ne visi. 2006 metais 97 su virš procento, 2012 metais 95 procentai. Čia moksleiviai kartą vartojo alkoholinius gėrimus. Per paskutinės 30 dienų, šiek tiek mažesnis žinoma procentas, per paskutinį mėnesį turėjom 74 procentus 6 metais ir 71 procentą 2012 metais. Na, kaipgi vaikinai ir merginos atrodo, ir vėlgi žiūrėdami į vaikinų pusę, matome, kad tendencijos alkoholinių gėrimų vartojimo srityje vaikinų liktai yra ir turinčios mažėjimo tendenciją. Per gyvenimą 3,8 procento mažiau buvo bandžiusių, per paskutinės 30 dienų 7 beveik procentai mažiau vaikinų 12 metais. Na, merginų skaičiai šiek tiek yra kitokie ir ypač neramina, kad per pastarąjį mėnesį jau visų procentų daugiau mergaičių negu 6 metais, 2012 metais vartoja alkoholinius gėrimus. Na, amžius, kada pirmą kartą pamėgino alaus, vieno iš populiariausių alkoholinių gėrimų, tai matome, kad mūsų Šiaulių apskrityje didžioji dalis moksleivių visų 3 amžiaus grupių pavartoja, pati didžioji dalis būdami 12, 13 ir 14, 15 metų. Alų mėgsta ir vartoja gana nemažas procentas, kaip matote, moksleivių. Na, kitas klausimas, tiesa, nepaminėjau pradžioje, kad šitoj apklausoj buvo naudotas ESPADO klausimynas, lygiai tas pats, kokį vartoja ir Lietuvos apklausose, ir visoje Europoje vykdomose apklausose. Iš tikrųjų, tas klausimynas naudotas todėl, kad metodologiškai mes matytumėm, na, iš tikrųjų, tuos pačius skaičius. Ir kągi pastebėjome, mano tarp kitko moksleiviai buvo nuo 16 metų, ESPADO 11 metų apklausoje buvo apklausti 15 metų moksleiviai, tai lyginti tiesiogiai negalime, tačiau principiniai matome, kad tuos pačius klausimus pateikiant, kokiagi situacija yra šiauriniam regione Lietuvos. Ir matom, kad girtų taip pat moksleivių yra gana didelis skaičius, virš 87 procentų 6 metais, bent kartą gyvenime buvo girti moksleiviai. Na, o 2012 vėlgi matom beveik 5 procentai tendencijų mažėjančių yra čia bendras moksleivių procentinis pasiskirstimas. Na, per paskutinį mėnesį vėlgi neramina, šiek tiek yra augimas. 1,5 procento alkoholinių gėrimų vartojimas didėjo 12 metais. Ir vėl mūsų vaikinų vartojimas girtais, kurie buvo bent kartą, matome mažėjančias tendencijas ir per gyvenimą, ir per paskutinės 30 dienų, tačiau vėl merginos ir čia pasižymi. Per paskutinės 30 dienų vartojo alkoholinius gėrimus iki tiek, kad būtų girtos 4,5 procento daugiau mergaičių negu 2006 metais. Na, pasigėrė pirmą kartą nuo alkoholio, tai 11 metų netaip jau daug moksleivių, tačiau, žinoma, augant amžiui daugėja ir pirmą kartą pasigėrusių nuo alkoholio skaičius. 16 metų didžiausias procentas pasigėrusių nuo alkoholio buvo 26,2 procentai, būdami 16 metų. Na, narkotikai. Apie narkotikus labai trumpai pabandysiu pristatyti. Iš tikrųjų matome, kad kaip ir visoje Lietuvoje, kaip ir Europoje, tarp moksleivių, ko gero, marihuana, kitaip tariant, kanapės yra vienas iš populiariausių narkotikų, populiariausias narkotikas. Ir čia tendencijos visai neramina. 6 metais Šiaulių apskrityje vartojo 16,7 procento, per gyvenimą bent kartą 12 24. Augimas taip pat ir per paskutinius metus nuo 9,5 procento iki 14 ir per paskutinį mėnesį. Marihuanos vartojimas auga mūsų Šiaulių apskrityje ir tai tikrai kelia didelį nerimą. Kitos narkotinės medžiagos, amfetaminai, ekstazis, alkoholis su tabletėmis išlieka
panašiame lygyje, na, šiek tiek žinoma auga alkoholio su tabletėmis vartojimas ir vėlgi, kur marihuana, ten vėl mes matome augimą, alkoholis su marihuana išaugo bemaž 2 kartus, 1,5 karto pabandymai tie pavartoti šitą narkotinę medžiagą. Tai iš tikrųjų kelia labai didelį nerimą. Na ir iš kur ta marihuana gaunama, taigi nelegalus narkotikas, kaip čia yra? Iš tikrųjų, ar sunku būtų gauti marihuanos, jeigu panorėtų, tai pasiskirstimas pagal amžiaus grupės išryškėjo labai vienodas procentas, kad lengva ir gana lengva, visų amžiaus grupių moksleiviai pasisakė beveik identiškai, 26% sako, kad Lietuvoje, mūsų regione, šiais laikais yra gana lengva ir labai lengva gauti kanapių preparatų, marihuanos, žolės ir panašiai. Kad neįmanoma, pasisakė virš 30%. Na ir žinoma, didžioji dalis, kad nežino. Taigi, prieinamumas matyti irgi yra ir problema irgi susijusi vartojimo yra su tuo, kad pasiūlomi yra tie narkotikai. Na ir kaipgi socialiniai rodikliai atrodo ir iš tikrųjų kokiegi draugai tų mūsų moksleivių, nes vertinant žalingus, turbūt tikrai visi sutiksite ir specialistai visi turbūt neprieštaraus tam, kad kokie draugai, tokiais ir mes tampame. Ir kaip matome, kiek moksleiviai turi draugų vartojančių cigaretės. Taigi, kad daugelis jų draugų rūko, 2006 metais pasisakė 63%, panašus skaičius pasisakė ir 2012 metais, kad daugelis arba visi jų draugai rūko. Tai būdami tokioje aplinkoje mūsų vaikai, aišku, ir patys turbūt neatsisako rūkimo. Kiek tavo draugų pasigeria mažiausiai kartą per savaitę? Tai kad daugelis ir visi atsakė 2006 metais 18%, 2012 apie 20%. Reiškia, mūsų vaikai turi draugus, kurie pasigeria mažiausiai kartą per savaitę ir net 5% tų mūsų tokių vaikų yra, kurie turi tokius draugus. Na ir kaipgi yra su marihuanos rūkymu, su hašišu, kanapė, ar kiek tavo draugų rūko marihuaną? Tai 2006 metais tokių draugų turėjo 3% respondentų, na, o 12 jau 4,8%. Na ir žinoma, labai didelė dalimi turbūt tėvų vaidmuo yra lemiamas, vis tik tai savo vaikų priežiūroje, auklėjime, požiūriuose, nuostatų ugdyme. Ir buvo klausimas, ar tavo tėvai žino, kur tu leidi šeštadienio vakarus. Esmė yra ta, ar tiesiog jie kontroliuoja vaikų laisvalaikį. Ir nerūkančių vaikų tėvai visada žino 57%. Rūkančių per pus beveik mažiau. Vartojančių alkoholį tėvai visada žino 34%, o nevartojančių vaikų žymiai didesnis procentas. Na ir rūkančių, bandžiusių marihuaną tėvai žino, kad jų vaikai kur būna, su kuo leidžia laisvalaikį, tai nebandžiusių 54%, o bandžiusių vos ne per pus mažiau. Iš tikrųjų, galima būtų galvoti, kad tikrai šeima, draugai turi didžiulę įtaką, ar vaikai vartoja, ar vartos, kokioje aplinkoje jie būna. Na ir apibendrinant, tikrai turbūt nekartosiu tų pačių skaičių, tik tai galbūt ryškesnės vietas pasakysiu, kad mums šiaip jau nerimą kelia merginų, kurios bando rūkyti, skaičiaus augimas, kad labai anksti moksleiviai pradeda rūkyti, 1/4 vaikinų būdami net 11 ar mažiau metų, 1/4 tai yra didžiuliai skaičiai. Alkoholio vartojimas, vis tik tai vėlgi merginų alkoholio vartojimas kelia nerimą ir jeigu vaikinų alkoholio vartojimas mažėjo beveik 7%, tai mergaičių pabandymas alkoholinių gėrimų augo 1%. Na ir žinoma, galbūt ne visi čia esantis kolegos yra buvę girti, bent kartą gyvenime, o moksleiviai tokiais yra buvę. Ir iš tikrųjų matom, kad čia
mažėjimo tendencijos, tačiau jeigu pažiūrim, kad 87% moksleivių sako, kad esame buvę girti bent kartą gyvenime, tai įdomu, kiek šioje auditorijoje būtų tokių kolegų. Na ir be jokios abejonės, vėlgi, merginų girtų buvo daugiau negu vaikinų, taigi mūsų Šiaulių regione merginos vis tik tai pradeda viršų ir tai labai neramina. Na, nelegalūs narkotikai vėlgi augimas stebimas nuo 6 iki 12 metų ir jeigu prisiminčiau savo pirmąjį tyrimą, kurio čia neminėjau 2003 metais, tai marihuanos bandžiusi buvo apie 5%. Tai kaip matote, labai nuosekliai, gražiai šis narkotikas braunasi į mūsų gyvenimą. Na ir be jokios abejonės socialiniai visi aspektai, šeima, draugai tikrai įtakoja mūsų vaikų sakau, nes iki 18 metų visi vaikai yra, kad iš tikrųjų tėvų ir šeimos įtaka yra pati didžiausia. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad tikrai matytumėm besišypsančius vaikų veidus, tai visų pirma, aš kaip specialistas matyčiau didžiausią dėmesį savo vaikams šeimoje. Didžiausią dėmesį. Paskui tik eina valstybė, politika, paskui tik tai eina mokykla, darželis. Pirmiausia yra šeima, vaiko mylėjimas, jo supratimas, su juo bendravimas, įgūdžių jam diegimas, buvimas kartu ir žinojimas apie jo laisvalaikį. Ir tik tai tada, kai vaikas iš šeimos atsineša tą gerą grūdą, be pigų jį paskui auginti darželyje, mokykloje, visuomenėje. Ačiū už dėmesį. Kviečiame Tarptautinės ir ES teisės instituto docentę Dalią Vitkauskaitę, kuris skaitys pranešimą Alkoholio ir tabako vartojimas tarptautinėje žmogaus teisių teisėje, žmogaus teisė ar jos pažeidimas. Taip, labas vakaras, brangieji konferencijos dalyviai ir tie, kurie dar vis ištvermingi, nes iš tikrųjų, pripažinsiu, nėra lengva būti paskutiniai pranešėjai prieš kavos pertrauką. Ir aš matau, kad iš tikrųjų kartas nuo karto dėmesys užsilaiko ir paskui jisai nuplaukia. Man nėra lengva, iš karto pasakysiu, pradėti šitą skaityti pranešimą arba bent jau jį bandyti pristatyti vien dėl to, kad jis yra provokuojantis. Kai mes derinom su panu Algirdu temą, pas mus buvo diskusijų jau tuo metu ir pripažinsiu, mano tikslas ir buvo išprovokuoti. Išprovokuoti diskusijai, ar mes iš tikrųjų, sakykime, bandydami atrodytų ginti tą teisę, kaip jūs ginate vaikus, kas yra akivaizdu, kad tai yra akivaizdus blogis iš tikrųjų, nuo narkotikų, nuo alkoholio, ar mes neperlenkiame lasdos, arba ar tą leidžia mums, sakykime, teisė arba žmogaus teisų teisė. Teisų yra daug, skirčių yra daug, bet štai čia yra vienas iš klausimų, kiek mes galime riboti tas teises. Man labai patiko mūsų pirmosios prelegentės pranešimas ir idėja Suomija 2040 metų kaip nerūkanti šalis. Ir man tuo metu, kai skaitėt pranešimą, atrodė, super, labai gera idėja, ar jinai yra įmanoma. Ir klausimas, kiek mes galim šnekėti apie tą įmanomumą, nes kai mes kalbam apie aplinką, apie žmonės, rūkymą viešose vietose, tai yra taip, galbūt mes ir galime apie tai kalbėti. Bet kai mes kalbam apie balkonus, palaukit, kažkas kėsinasi į mūsų balkoną, tai yra mano balkonas, ar ne? Taip, ir iš tikrųjų, kai aš pradedu skaityti šitą pranešimą, tikslas buvo parodyti, kad ne visos teisės, bet kai kurios iš jų turi savo antitezę. Arba bent jau ta antitezė formuojasi.
atrodytų iš pradžių, kur mes randam tą antitezę. Pirma antitezė, tokioje atrodytų teisė yra kaip teisė į gyvybę. Na, iš tikrųjų yra dvi bylos, bent jau viena iš jų pagrindinė, tai yra Priti byla, kurią aš jums trumpai pristatysiu, ir kuri atrodytų iškyla ne dėl poreikio ar noro žmogui išgyventi, ne dėl to, kad jam gresia mirties bausmė, ne dėl to, kad jam gresia galbūt kažkoks, sakykime, kaip sankcija, nužudymas sulaikant ar taip toliau. Tai yra byla, kuri kvestionuoja apskritai teisę į gyvybę ir apskritai pareiškėjo, tai yra moters, sergančios itin sudėtinga liga, norą numirti. Ir anksčiau mes iš tikrųjų tokių bylų galbūt ir nelabai turėdavom, bent jau Europos žmogaus teisų teismas apie tas bylas nedaug šnekėdavo, nes tokių nebuvo. Deja, arba ačiū Dievui, technologijos tobulėja. Žmogaus gyvybė prasitęsia. Taigi normalu, kad vienaip ar kitaip mes ją galim palaikyti. Arba gyvybę, arba palengvinti tą išgyvenimą. Galbūt 5 metam, gal 10, gal 15. Medikai tikrai žinos geriau negu aš visas subtilybės. Bet faktas yra tas, kad štai atsiranda žmonių, kurie sako, aš noriu mirti. Aš nenoriu taip gyventi, leiskit man numirti. Bet aš negaliu to padaryti viena. Praleiskit mano vyrui man padėti numirti. Jeigu aš neklystu, mes prieš keletą metų, tai jau buvo galbūt daugiau negu keletas metų, turėjom mamą, kuri suleido mirtiną dozę vaikui. Atsimenat, injekciją. Ir atsimenat, tai buvo iš tikrųjų ta problema, kad motina yra kaltinama pagal baudžiamąjį kodeksą, kaip buvo ir Priti byloje. Vyras būtų buvęs patrauktas atsakomybėn už tai, ką jisai padarė. O moteris viena sako, aš nenoriu taip gyventi, man skauda kiekvieną dieną, aš nevaikštau, padėkit man, nebauskit mano vyro. Na ir Priti bylos iš tikrųjų teismas visų pirma svarstė labai vangiai, nes jisai suprato, ką jisai gali įtvirtinti, priimdamas tokį sprendimą. Tai reiškia, kad formuluotė turėtų būti labai atsargi. Teismas iš tikrųjų išvengė svarstyti labai akivaizdžiai, ar teisė į gyvybę, tai reiškia teisė į mirtį. Teismas pasakė taip, kad teisė į gyvybę neturėtų būti interpretuojama kardinaliai, kaip opozitas. Jis neturėtų būti vertinama kaip teisė numirti iš tikrųjų. Teismo sprendimas buvo kritikuotinas, bet iš principo tuo metu teismas pasakė, kad ne, tokios teisės neegzistuoja ir apie tai mes kalbėti negalim. Gerai, tai yra teisė į gyvybę, tai yra viena byla. Štai atsiranda kažkiek tai metų, mes matom 2009 metai atsiranda Kochų byla. Labai panašiai situacija, vėlgi tas pats siužetas. Moteris nori mirti, vyras nori jai padėti. Teismas šiuo atveju netgi nenori svarstyti tos bylos, nes moteris įvykdė savižudybę šalyje, kur jinai galėjo tai padaryti. Ir teismas tiesiog išvengė, tiesiog apsidžiaugė, galvojo, kaip gerai, nereikės pasisakyti dėl teisės į gyvybę. Taigi tų bylų nėra daug, teisės į gyvybę, kaip ir visų kitų, kaip ir tų, dėl kurių mes šiandien susirinkom. Teismas iš karto pasakysiu taip, jis nenagrinėjo daug bylų apie teisę į rūkymą, teisę į alkoholio vartojimą. Galbūt todėl, kad pirmiausia, tokie klausimai yra nagrinėjami pas mus, nacionaliniuose teismuose, galbūt tai niekada neiškyla arba neiškyla poreikio, bet kai jisai iškyla, teismas vėlgi turi pakankamai skurdžią jurisprudenciją. Dabar klausimas yra toks, ar mes turim teisę į sveikatą? Taip, iš tikrųjų teisė į sveikatą egzistuoja ir jinai egzistuoja daugelį tarptautinių dokumentų. Ir jūs nebejotinai sakote, kad taip, teisė į sveikatą, formavimas sveikos gyvensenos, tai yra vienas iš šiandienos ekologinių gyvenimo, tai yra dinamika, tai yra teisės gyvenimo, žmogaus teisų gyvenimo dinamika ir poreikis formuoti tokią teisę. Tačiau jeigu mes paimtume katalogą Europos žmogaus teisų konvencijos, tą, kurią jūs žinote kaip Strasbūro, tai, kas sprendžia Strasbūro teismas, kataloge, peržiūrėję visus straipsnius, tokios teisės į sveikatą jūs nerastumėt. Jinai išplaukia iš kitų teisių, jinai galbūt išplauktų, taip kaip vertina teismas, į teisę į švarę aplinką galbūt, per kitus aspektus, bet tokios teisės nėra. Jeigu mes peržiūrėtume, ką teismas nagrinėja savo jurisprudencijoje ir priskirtume nagrinėtinas bylas, patikėkit manim, teisė į rūkymą arba atvirkščiai rūkymo draudimas, tai priklausytų ne
sveikatos kategorijai, o aplinkosauginiai kategorijai. Tai reiškia aplinkai. Tai yra tiek, kiek tai susijęs su užterštumu, niekas, teismas bent jau nenagrinėja to per tai, kaip žaidžia, sakykime, sveikatą, rūkimas ir taip toliau. Jeigu mes žiūrėtume, dabar vėlgi keltume šitą dilemą, ar bandydami riboti žmogaus teisę, aš kvestionuoju iš tikrųjų, ar tai yra teisė. Aš drąsiai sakau, kad tai yra teisė tik tai provokaciniais tikslais, nes vėliau pasižiūrėsim, ar teismas iš tikrųjų sako, kad tokia teisė yra. Gal tokios teisės ir nėra. Aš provokuoju. Taigi klausimas yra, kada mes galim riboti tą teisę? Ar mes galim iš tikrųjų atsakyti, dabar tu savo balkonę neberūkysi? Nes tai yra mano balkonas, ar ne? Tai yra mano būtas, tai yra mano balkonas. Galbūt man gali apriboti teisę rūkyti viešose vietose, bet visgi aš galiu daryti tai savo balkone. Ir filosofiniai pagrindai iš tikrųjų kyla tokie, jie turi savo pagrindus, pavyzdžiui, kaip Džonas Stuartas Millis, kaip savo veikale apie laisvę vystydamas principą žalos, teigia taip, kad vienintelis atvejis, kada galima riboti atskiro individo teises, tai yra tada, kada yra didžiulė žala kitam. Šiuo atveju, jeigu aš rūkau savo bute, ar tai yra man? Ir Europos žmogaus teisų teismas sako, gerai, pabandykim tai žiūrėti per kelis straipsnius. Kokie yra tai straipsniai ir kokie būtų aktualūs mums? Taip, tai būtų antras straipsnis, iš tikrųjų, kuris gina teisę į gyvybę, mano minėta. Teisė į gyvybę tai reiškia, bet kuriuo atveju rūkimas vienaip ar kitaip gali veikti kitą žmogų, sakykime, rūkimo žala, ypatingai pasyvaus rūkimo žala, tiek, kad asmuo gali ir, tiesiog numirti. Tai yra vienas straipsnis. Antras straipsnis, tai yra kankinimas, kad mes kvėpuodami dūmais, arba galbūt atvirkščiai, negaudami savo įprastinės dozės cigarečių, jaučiame, atsiprašau, žargoną lomkės, mums skauda, tie, kurie turbūt turi ilgą rūkimo įprotį, aš jo neturiu, aš nežinau, kas tai yra, bet iš tikrųjų tie, kurie turi, jūs galite pasakyti tą priklausomybę. Galbūt yra teiginių ir netgi įrodymų, kad sergantiems kai kuriems psichinė liga rūkimas yra būtinas, kaip atsipalaidavimo priemonė, arba bent jau teigiama, kad palengvino kovoti su simptomais. Tai čia yra tokie klausimai, ar iš tikrųjų tas rūkimas yra visą laiką neigiamas, bet jisai galbūt yra, jeigu mes jį atimsim iš kažkokio žmogaus, tai bus dar blogiau tam žmogui. Gal mes jį nuskriausim saugodami visus. Na ir trečias, tai yra būtent mano minėtas privatus gyvenimas. Tai reiškia, jeigu tai yra mano būtas, aš galiu galbūt daryti tai, ką aš noriu daryti. Tai yra mano privatus būtas. Kiek aš apie tai galiu kalbėti? Na ir kalbant apie jurisprudenciją, kaip aš jums ir sakiau, aš šitą praleisiu, valstybės pareigas paleisiu, nes iš principo, kai mes kalbam apie žmogaus teisų ribojimus, mes kalbam apie tai ir kiek pati valstybė gali prisidėti riboti. Ar valstybė gali kištis į privatų gyvenimą mūsų? Teismo jurisprudencija parodė, kad taip, tam tikrais atvejais valstybė gali kištis ir į privačių asmenų gyvenimą. Dabar, kas mums yra įdomiausia, aš praleisiu, nes jūs jau pavargę, mums yra įdomi turbūt jurisprudencija, kur link ir ką sako teismas. Pirma byla, tai yra apie alkoholį, tai yra Lietuva prieš Lenkiją, kurioje kilo klausimas, ar kai mes sulaikome asmenį, girtą asmenį viešoje vietoje ir jį nuvežame į išblaivinimo centrą, ar tai yra teisėta? Ir teismas pripažino, tuo metu tai buvo byla Lenkijoje, kai asmuo tiesiog pagyvenęs, sakykime, vyresnio amžiaus žmogus, buvo išgėręs parke, jį sulaikė 6 valandom įkalinimo įstaigoje. Jis nieko nedarė, jis tiesiog buvo girtas, jį išvežė, uždarė, paliko. Žmogus norėjo apginti savo teises, kreipėsi į teismą ir nepatikėsit, jam pasisekė. Jam pasisekė ta prasme, kad teismas konstatavo, kad jeigu jisai niekam nekėlė žalos, jis tiesiog buvo girtas, 6 valandos išblaivinimo įstaigoje yra neproporcingai ilgas laikas. Ta prasme, kad iš tikrųjų, tiek nereikia. Nes jis pagaliau, jeigu mes jį supakuojam, jisai bent jau turėtų būti agresyvus kitų atžvilgių arba bent jau riboti kitų teises. Tai buvo tik vienintelė byla, kuri buvo susijusi su alkoholio vartojimu ir, tiksliau sakant, su žmogaus teisų ribojimu. Kitos bylos, tokios kaip Florija Eferiadis, šitos 2 bylos yra iš Rumunijos, jos yra susijusios ne su aktyviu rūkimu. Dabar iš karto atkreipiu dėmesį. Europos žmogaus teisų teismas aktyvaus rūkimo
bylos niekada dar neturėjo. Jis kalbėjo tik apie pasyvų rūkymą. Dėl to ir aplinkybės yra kitokios. Šitose bylose faktinės aplinkybės yra praktiškai identiškos. Ta prasme, kad abudu asmenys pareiškėjai buvo laikomi kalėjimuose visiškai nerūkantis, buvo neatskirti nuo rūkančių. Ir poveikis jų sveikatai akivaizdžiai pablogėjo. Tai yra nuolatinis kvėpavimas dūmais, cigarečių, sakykime, poveikis plaučiams įtakojo vieno iš pareiškėjų pablogėjimas sveikatos tiek, kad jį teko hospitalizuoti. Ir buvo įrodyta, kad šitie Rumunijos veiksmai, tai reiškia neatskiriant rūkančių, nenorūkančių arba neužtikrinant teisių, kad rūkantis ir nerūkantis būtų atskirai, suponavo kankinimą ir žiaurų nežmonišką elgesį. Tai yra iš principo greta to, kad tos patalpos, kuriuose buvo nukentėję, buvo pakankamai mažos. Jos neturėjo didelės erdvės, jos buvo mažos ir žmogus buvo nuolat priverstas kvėpuoti tuo. Dabar, jeigu žiūrėti paskutinę bylą, šita byla anglų tai yra būtent dėl aktyvaus rūkymo. Kuomet asmuo kalinamas, tai yra laikomas, nekalinamas, psichiatrijos įstaigoje, kurioje dar buvo galima rūkyti, nes buvo atskiros patalpos, bet buvo priimtas įstatymas, kuris nuo tam tikro laiko uždraudžia rūkyti apskritai ir naikina bet kokias rūkomas patalpas psichiatrijos ligoninėje. Pareiškėjas teigia, ir iš tikrųjų tai buvo tiesa, kad jisai negali eiti į lauką rūkyti su kitais su kitais ligoniais, nes jam buvo taikomas sustiprintas režimas. Ir jisai sakė, kad, iš principo, jeigu jūs dabar uždarot šitą vienintelę, sakykime, patalpą, kur aš galiu prižiūrimas medicinos sesers rūkyti, iš principo, jūs žaidžiat mano teises. Šita byla, iš karto sakau, nenuėjo iki Europos žmogaus teisų teismo. Anglijos teismai pasakė taip, kad iš tikrųjų, tokios teisės, kaip teisės į rūkymą, neegzistuoja, nežiūrint to, kad iš tikrųjų galbūt ir tas poreikis žmogui yra ir kad jisai reikalauja savo teisų gynimo. Taigi, Anglijos teismas pasakė, kad viskas, iš tikrųjų, Anglija atrodytų taip, kad draudžiama, tai yra leidžiama viskas, kas nėra draudžiama, tai yra tokia šalis, bet iš principo mes negalime kalbėti apie tokią teisę kaip teisę rūkyti, bent jau kol kas. Dabar jeigu mes darytume galbūt kažkokias tendencijas, į kur link eina žmogaus teisės raida, yra labai sunku pasakyti. Greičiausiai, kad eis į ribojimą žmogaus teisų, nes, pavyzdžiui, pateisinimas, mes turim galimybę riboti žmogaus teises, esant pagrindui visuomenės sveikata, saugumas, gerovė. Gali būti, kad šitos tendencijos dominuos ir panašu, kad valstybės, kurios priima dabar įstatymus, remiasi būtent saugumo, sveikatos, gerovės kriterijais. Bet iš tikrųjų, jeigu mes jau matom tokį dalyką kaip teisės į gyvybę, kvestionavimą, tai galbūt kažkada vėl sugrįž pas mus bumerangų teisė į rūkymą. Tai va, tai tiesiog tuo aš ir baigiu savo pranešimą. Bent jau kol kas, sakykime, tokios teisės neegzistuoja, ačiū Dievui, bet dinamika yra nenumatoma. Taigi, ačiū Jums visiems uždėmesį ir sudie. Labai dėkoju gerbimai Daliai Vitkauskaitei. Josios klausiausiu aš čia vasarą per keletą seminarų ir taip pat norėjau pasikviesti į čia, už tai pas mus čia ir atsirado. O dabar yra klausimai, diskusijos, dar jiems liko 10 minučių, bet aš noriu dabar dar tokią informaciją pasakyti, kad visi pranešėjai, kurie, reiškiasi, dalyvaus ir, tarkime, rytoj, tai tie nakvos, reiškiasi, čia viešbutė tikrai, o dalyviai, kaip sakoma, tiem bus Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centre. O kiekvienas savo medžiagoje, dar dabar čia antras toks, reiškiasi dalykas, kiekvienas savo medžiagoje turite rezoliucijos projektą ir diskusijas aš norėjau pakreipti tą linkmę, kad šiek tiek peržiūrėtumėte jūs rezoliucijos projektą ir galbūt kas nors turės kokių nors pasiūlymų. O dabar gal turite kokių nors klausimų pranešėjams patiems.